Labas, miela. Šiandien apie dar vieną koją kišantį dalyką santykiuose. Tai yra, jei galvoji, kad visuomet esi tokia pati arba atrasi būdą, kuris va dabar čia suveikia ir jisai belieka jį dauginti ir kartoti, tai pakiša koją tai, kad tu kaip moteris esi ciklinė būtybė ir tavo kūnas yra nuolat besikeičiantis, tavo savijauta, energijos lygmuo, tai kyla, tai leidžiasi. Ir nuo to labai priklauso taip pat daug dalykų, kokiu tinkamu laiku, tinkamus dalykus daryti. Tiek, kad tu gerai jaustumėsi, tiek, kad galėtum savo santykius puoselėti. Tai yra pažinti savo moterišką prigimtį. Menstruacijų ciklas yra laikas, moters laikas ir jame užkoduotos dovanos, talentai, kuriuos mes galim panaudoti ir kuriuos tu turi galimybę pasinaudoti. Tačiau jeigu nežinai, jeigu netinkamų laikų, netinkamus dalykus naudojam, tai atsisuka prieš mus pačias. Jeigu tuo metu, kai esi pačio žemiausio energijos lygmens ir žinai, kad esi jautri, darysi super rimtus dalykus savo gyvenime, aišku, kad bus tau labai labai sunku. Tačiau jeigu pasitelksi tą jėgą, kuri ir galią, kuris slypi tavyje per tavo kūną, tu tuo pačiu galėsi kaip ant bangų, kaip banglentininkai, kaip burlentininkai, laivai, kaip plaukia pasikinko vėją tam, kad nuplauktų jiems norima krypti. Net jeigu vėjas yra priešingas, yra žinoma, kaip ant pakreipti burę. Tai tas pats yra ir tavo kaip moters gyvenime. Tai yra žinoti, koks vėjas dabar pučia pas tave, kokiame ciklo etape esi. Čia kalbu tiek apie mėnesinių ciklą, tai yra mėnesio eigoje keičiasi, ir gyvenimo ciklą, kokiame gyvenimo ritme, nes tavo gyvenimas vyksta ritmais, pakilimai, nusileidimai, daug energijos, mažai energijos į išorę esi nukreipta ir orientuota ar į vidų savo. Ir nuo to labai daug priklauso. Tai yra tas kasdienis gyvenimo ritmas. Ir kai tu jį pažįsti, tu jį žinai, tu gali tinkamus dalykus daryti tinkamu laiku. Ir kai netinkamas laikas nedaryti tų dalykų, nes iš tiesų aš pati save prisimenu, kai buvau jauna moteris, pirmi metai santuokoje, tai tikrai sugebėdavau, kaip sakant, netinkamų laikų, netinkamus dalykus daryti, kai yra prieš mėnesinės, kai ten kantrybės nerasta, irzulys čia pat. Bet kodėl aš tuo metu nesupratau ir ką su tuo daryti nesupratau. Dabar tas laikas yra man, jisai be galo turtingas. Ir net jeigu tai iškyla mano irzulys, ar tas nuovargis, dėl ko ir kyla irzulys, aš žinau, kaip tą panaudoti, aš žinau, kodėl tai vyksta. Ir tada, man truputį palengvina situaciją, gerokai gyvenimą, nes aš nesu jau ta valdoma, blaškoma, kur nesuprantu, kas su manim vyksta. Ir aš galiu papasakoti savo vyrui, galiu papasakoti savo vaikam, ne tik prisidengti, kad man PMS arba man mėnesinės, bet tikrai nuoširdžiai, nes tai ir liečia, nes tai nėra tik PMS ir tai nėra tik mėnesinės, kas kalbama ne taip visą laimę, kad ir tiek kalbama, ne, kad atkreipiama dėmesį ir šiek tiek nelengviau moteriai. Tačiau tai yra daug daugiau, daug gilesni dalykai vyksta, kurie slepiasi po PMS. Ir tie dalykai, kurie išlenda tuo metu, jie yra be galo svarbus tau kaip esybei, kaip moteriai. Ir jie išlindinės tol, kol tu juos pamatysi, ką jie nori tau pasakyti. Dėl to tuos pykčius, irzulius ir tas nenuspėjamumas mūsų vyksta tik tai dėl to, jeigu mes nežinom pačios, kas su mumis vyksta. Ir kai pradedam žinoti ir atkreipti, kad tai yra ženklas, mums parodyti apie mus pačias, čia net ne apie išorinius. Tai yra ginanti mūsų kūno reakciją, mūsų psichikos ir visų mūsų lygių. Tai yra labai svarbus etapas, kuris buvo pamirštas, pamintas daugybę metų ir
šiame laike, ne šiuolaikiniam pasauly grįžta, kaip kad, na, kad žinoma, kad tiesiog tuo metu moteris yra pakitusios sąmonės būsenos, bet kaip neigiamą dalyką, kaip kažkas tai blogo, ne kaip, ai, tai jinai ten, jo, pamaisnė, ai, tai jinai ten, taip. Tai čia tas nesąmoningai, kai mes nesąmoningai įkrentam. Tačiau kai suprantam, kas, tai mes visiškai kitaip žiūrim į save, einančią šitame periode ir kaip mes apie tai komunikuojam savo mylimiem, savo artimiem ir tai palengvini savo gyvenimą. Tu supranti, vietoj tų kovų, pykčio, kaltės, kalnelių, tų konfliktinių situacijų, kurios atsiranda tavo šeimoje, santykėje su vyru, su aplinka, tu gali būti daug darnesnė ir to laiką tiesiog kitiems dalykams skirti ir negriauti dalykų, kurių nereikia griauti, o tuos, kuriuos reikia, tai tada išmintingai juos griauti ir sukurti vietą, pagrindą, kurtis ir augti naujiems dalykams. Ir tada tu gali atsipalaiduoti, būti tokia, kokia esi, o ne baimintis, kad ateis kažkoks laikas, kuris tave išduos, tavo kūnas, tavo pačios emocijos ir būsi tarsi išduota pati savęs. Tai yra labai nekoks jausmas. Tai va tą paleisti ir atrasti tą kitą pusę, tą galią, kuri ateina per tavo ciklą, per tavo ritmą. Galią, kuri ateina per tavo gyvenimo etapus. Ne tai, kad bijoti, kad ne kitas tas neigiamas dalykas irgi labai apie moteris, ne klimaksinė. Tai bet irgi tai yra amžiaus tarpsnis, kuris yra be galo gražus ir be galo reikšmingas ir daug svarbių dalykų atneša. Tačiau jeigu vyksta nesąmoningai, tai vat mes turim visą puokštę tų, vat štai jinai tokia, tų neigiamų dalykų. Tai ir jie nepatinka nei tai moteriai, kuri per tuo metu pereina, pačiai, pati savo, nei vat ir iš aplinkos tas požiūris toks tikrai nepalaikantis, o neigiamas daugiau. Tai tu vis dar klausai, jeigu tai tau svarbu, rezonuoja sita taip pat. Ir mes visos, kurios galim pakeisti per tai, kaip mes jaučiamės, per tai, kaip tu jautiesi ir kaip mes su savimi tuo metu elgiamės. Ir taip po truputį keisis, ne, aplink mus ir kitų žmonių nuomonė, nes tu išmoksti komunikuoti, kalbėti, kame tu esi ir kaip. Ir tai nereikia kito kraštutinumo, ne kur skelbti, kada mano dienos, skelbti, kada man kas vyksta, ar tenai, ne, tas kitas radikalus, ne, kur tiesiog turiu pranešti visam pasaulyje, ne. Tai yra tas aukso vidurio kelias, tas spindintis moteriškas, kur tu žinai, kas tu esi, tu žinai, kas tavyje vyksta, kokiu etapu tavo stipriosios savybės, kokios yra silpnosios vietos ir kaip tu gali tuo metu pasirūpinti savimi ir paprašyti savo artimos aplinkos, ko tau tuo metu labiausiai reikia, kokie tavo poreikiai. Ir va tada yra daug lengviau išeiti į tavo spindėjimą, į tą atsipalaidavimą, būti tokia, kai esi, mėgautis savimi, savo gyvenimo etapu, kokį tu pereitum, kokiame tu esi, o negalvot, kad klaida yra tavo kažkokios kūno reakcijos, klaida tavo emocinės reakcijos ar klaida tu pati, tai tuo labiau visą tai išvalyti, paleisti ir perkeisti į galią, įgalinti save ir tą galią naudotis tiek tavo tam spindėjimui, malonumui būti savimi, malonumui būti moterimi, kad gimei šiame gyvenime, ne? Ir tą malonumą skleisti aplink, tą spindesį, kuomet gali traukti prie savęs, ne, savo artimus, savo, ne, vaikai, vyras, tavo artimieji, ta aplinka. Kurti romantinį santykį, vadovaujantis šitais pakilimais, nusileidimais, kurie padeda tau tiesiog, na, plaukti per tas bangas harmoningai, o ne prieš srovę, o ne kažkaip kovoti ir išsekinti save fiziškai, emociškai ir dvasiškai nusivilti, ne, savo praktikomis kažkokiamis, ne, kurias galbūt bandėjai įtraukti, bet jos neveikia. Ir atrasti tą tikrai pasitenkinimą, malonumą būti moterimi ir tuo pačiu tapti, kai tokia tampi labai labai patraukli, labai geidžiama
ta gerąja prasme su visu tuo, kuo esi, su visais savo vidiniais turtais, savo išoriniu grožiu ir spindėjimu. Ir gali tuomet tvirtai stovėti ant savo kojų ir tvirtai komunikuoti savo tiesą su pagarba kitam žmogui, su meilė kitam, net savo vyrui, savo vaikams, savo artimiesiems esantiems šalia, be pažeminimo, be kontroliavimo, be pačios savęs susimažinimo ir menkinimo ir tuo labiau išsipūtimo, ne? Išlikti toj pusiausvyroj, harmoningoj, gražioj būsenoj. Džiaugsmas su tavimi dalintis ir jeigu nori būti palydėta, vedama, kad stovėčiau šalia tavęs ir palydėčiau su visa savo patirtimi, kurią nešuosi per savo gyvenimiškas patirtis kaip moters ir su šimtų klienčių patirtimis, kurias lydėjau, kreipkis žemiau. Šiuo metu kaip tik yra atvertos duris grupiniai spindinčio moteriškumo programai Intimioji jauka moterų grupiai. Skaityk, ar tai tikrai tau ir pildyk paraišką, esi laukiama ir viso ko geriausio tau iki.